Neseniai visoje Europoje vyko judumo savaitė, kuri skirta didinti gyventojų sąmoningumą, keisti keliavimo įpročius, prisimenant bemotorės transporto priemonės, taip įdarbinant savo kojas ir žinoma visą kūną. Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvas primena, judėti reikia nuolat, kiekvieną dieną, nes tai naudinga ne tik jūsų kūnai, bet ir psichiniai sveikatai. Tad, kad ir mažai žingsneliais, po truputį, bet tik į priekį. Tik ką prabėgo tarptautinė judumo savaitė. Noriu priminti tą progą, kad mūsų centro misija yra puiki sveikata jums. Kiekvieną dieną mūsų šeimos gydytojai primena pacientams: judėkite, bėgiokite, sportuokite. Negalite bėgioti? Eikite, vaikščiokite. Negalite vaikščioti? Darykite pratimus, kuriuos paskyrė mūsų profesionalūs specialistai, kineziterapeutai, šeimos gydytojai, kurie konsultavo. Mūsų didžiausia slaugos paslaugų namuose komanda lygiai taip pat slaugomiems pacientams namuose pataria: darykite pratimus, ne vien kai būna mūsų profesionalus kineziterapeutas arba mūsų profesionalios slaugytojos, bet ir kai būnate vieni namuose. Kiek kartų reikia mankštintis per savaitę? Prisimenu žodžius tokio įžymaus keliautojo, žurnalisto garbaus Algimanto Čekolio pagrindinė mintis buvo, kad reikia sportuoti 3 kartus į savaitę taip, kad suprakaituotumėt. Tai yra raktas į jūsų ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Šiai dienai turėsim dar vieną įdomų projektą, kuriuo mes seksime 15 arba 20 pacientų, jų gyvenimo įgūdžius ir būtent pamatysime, kaip jie juda, kaip jie sportuoja ir ką mes galime rekomenduoti jiems. Taigi pakeisime gyvenimo įpročius iš esmės. 15 pacientų, gal ir daugiau. Taigi, šią progą linkiu jums, kad prisimintumėt būtent sveika gyvensena ir ta mūsų misijos pasiekimas yra įmanomas tik tai dirbant kartu. Tai namuose nesėdėkite, o judėkite. Tai didžiausias palinkėjimas: mažiau sėdėkite prie kompiuterio, eikite, judėkite taip, kad bent jau 3 kartus per savaitę suprakaituotumėte. Žmogaus kūnas iš prigimties yra sukurtas judėjimui. Tačiau dėja, bet tenka pripažinti, kad 21 amžiaus žmogus juda per mažai iš tiesų. Ir fizinis judėjimas yra naudingas juk ne tik tai fiziniam žmogaus kūnui. Yra visapusė nauda ir žmogaus smegenų darbui, protiniai veiklai, pažintiniam funkcijom. Todėl tikrai visus noriu paskatinti kuo daugiau judėti, nuo pat mažiausio žmogeliuko iki senjoro, ilgaamžių senolių, juk judėjimo yra labai didelė nauda. Norint pradėti judėti, nereikia pradėti kažkokių didelių sportų, pradėti nuo mažų žingsnelių. Iš tiesų, tai galim automobilį pasistatyti toliau, stovėjimo aikštelį, kad galėtume paeiti truputį toliau. Jeigu yra liftas, galim kelis aukštus užlipti, tik tada įsikviesti liftą ir važiuoti ten, kur mums reikia. Juk nereikia kažkokių tai didelių iššūkių pradžiai. Pradėkim nuo mažų žingsnių. Judėti reikia visada. Judėjimas tai tolygus sveikata. Aš esu pediatras, bet turiu dar ir vaikų kardiologo licenciją. Tai seku tuos sportuojančius vaikus, žiūriu, ir tikrai yra didelis skirtumas tie, kurie sportuoja ir tie, kurie nesportuoja. Vaikas ir judesys yra neatsiejamas dalykas. Ir pirmus vaiko judesius mama pajunta jau 4 nėštumo mėnesį. Vėliau pagal vaiko judesius mes vertiname vaiko raidą, vaiko vystymasi, kada pradeda rankytę pakeltą, 2 rankytėm žaistuką paimti, kada pasisuka ant šoniuko, kada apsiverčia nuo pilvo ant nugarytės ir atvirkščiai, kada stojasi, kada pradeda vaikščioti. Tai vertiname vaiko raidą, o kaip vaikų kardiologas dar galiu pasakyti, kad tikrai matau sportuojančius vaikus ir nesportuojančius ir tikrai jie skiriasi.
Tai kadangi pacientus lankau praktiškai kiekvieną dieną, rekomenduoju mankštom ir aktyviu laisvalaikiu užsiimti ne tik tada, kada atvyksta kineziterapeutas vizitavimui, bet užsiimti kiekvieną dieną. Tai galima išeiti, kad ir į tą pačią savo kiemo erdvę, galima aplankyti artimiausią parkelį ar kokią kitą žalią zoną ir išnaudoti ne tik namus mankštai, bet galima apsilankyti kitoje erdvėje. Ir ar mankštą, ar tą patį pasivaikščiojimą, ar naudojant kokią bemotorę transporto priemonę išnaudoti. Kiekvienas judesys yra naudingas ir nesvarbu, koks judėjimas, svarbiausia yra judėti. Ir keletas patarimų. Priimkite judesį, sportą kaip patį geriausią poilsį. Taip, tai labai teisingai galima sportą įvardinti ir poilsį, nes pailsi ne tik kūnas, pailsi ir mintis sportuojant. Tai aš pati užsiemu daugiausiai vaikščiojimu, sakyčiau, mano vienas mėgstamiausių užsiemimų. Bet žinoma, rytinė mankšta, rytinis prasimankštinimas irgi taip pat naudinga ir aš tą propaguoju. Bet labiausiai mėgstu tempimo pratimus, kad ir ilgiau pasėdėjus, pavyzdžiui, darbe, norisi įsijudinti, tai aktyviausiai rankų tempimus padarau, tai tradiciniai visi sukabinimai. Ištempti į priekį, ištempti į viršų, pasisukti šiek tiek į vieną, į kitą puselę, tai tokie tikrai ir naudingi visiems. Tokio vieno stebuklingo pratimo nėra, bet ką aš galiu patarti kolegoms, odontologams, ypatingai kai mes dirbame susikūprinę. Iš tikrųjų, apie 80% odontologų jaučia kaklo ir pečių srities skausmus. Tai jiem patarčiau tokį pratimą tiesiog 1 minutę tarp pacientų atlikti kabinete, išsitempt ir atsipalaiduot. Ir taip maždaug 10-12 kartų. Išsitempiam rankas į šoną ir atsipalaiduom. Ir pečiai grįžta į vietas, ir nugaros tonusas atsistato. Yra ir kitų pratimų, visi žinom šitą pratimą prasitempt. Tiesiog nieko stebuklingo neparodysiu, bet reikia netingėti, reikia prisiverst ir nesikuklinti. Kitą kartą aš ir dabar su jumis kalbėdamasis galiu tiesiog šiek tiek pratempt riešus. Tarp kitko, trečdalis odontologų jaučia plaštakų ir riešų skausmus. Tai yra neišvengiama, kaip ir kiekvienam darbe. Koks bebūtų pasikartojantis judesys arba statiška padėtis, ilgainiui jį priveda prie sveikatos sutrikimų. Jeigu ilgiau negu 4 sekundės užlaikom organizmo vienoj padėty, tai jau vadinasi statinė padėtis. Ir po daugelio metų ji jums sukels problemų. Aš iš tų žmonių, kurie mėgsta pasivaikščioti, aišku, nepaslaptis, atvažiuojant esu gydytoja, todėl daug laiko praleidžiu sėdėdama, darbe daugiau sėdimas darbas, todėl grįžus namo vakarais einu pasivaikščioti. Savaitgaliais, aišku, ir su dviračiu pavažiuojam ir irgi pasivaikštom. Kiekvienu pietų metu aš renkuosi pasivaikščioti po Raseinius, o jeigu jau tikrai jauti, kad atsiranda tam tikros problemos sėdint, tiesiog skausmai nugarinėje dalyje, tai galiu ir parodyti to pačiu. Pritaikiu savo kėdę, tiesiog uždedant vieną koją ant kitos, stipriai pristraukti prie krūtinės. Tai tiesiog atpalaiduoja raumenis ir pagerina kraujotaką. Sėdimoji, ta vieta, kur labiausiai būna prispausta dirbant daug laiko prie kompiuterio.